ne. Arba prasidės visokiai danrytus taip keliauja. Ko tu siūlote? Druskininkus pabuvim, Vilnių pabuvom, Kaunį, Daugtuvėj aplankėm, Trijų Paršėlį Rūjų buvom, o ko dar turėtum pasiūlyti, dar turėjom keičiu. Nu galim iki vasaros gauti, savaitelį. Galim, manau. Kadangi jau tiek prakeliavom kartu, aš tau noriu pasiūlyti antrą pasimatymą arba pinigus. Ko tu siūlo? Mano toks pasiūlymas. Antrą pasimatymą pinigus. Tai žiūrėk, gal rimta, pasidarom atkuik YouTube kanalą ir pabandom kelti video, kaip keliaunam po Lietuvą. Galim keliauti piščiams, būtų įdomiausia piščiams, nes daug kadrų gali pamatyti. Ko mokam iš savęs parodom kitiems žmonėms, kaip galim miškį išgyventi, kaip laužų įsikurti. Žodžiu, visokius tokius dalykėlis su mišku. Galim pažygiauti. Aš manau, būtų faina visai. Nepriklausoma nuo oro, būtų faina ir žiemą pakeliauti. Na, ko tu sakai? Tai gali, manau, padaryti. Manau, visai fainai būtų. Visai sutikčiau, žinok. Nes reikia to užimtumo, reikia tos veiklos. Vis tiek, kad abiems patinka keliauti, kažką noriu pamatyti, tai aš manau visai gerą duetą padarytumėm. Galim pabandyti tada. Bet tikrai nenoriu antro pasimatymą, ne? Pamatė tokį trumpą prisistatymą. Joks, bet idėja tokia ir yra iš tikrųjų, kad norėčiau pakeliauti pėsčiomis. Turiu, nemažų planų susigalvojęs, nes šiaip man patinka žygiuoti jau nuo vaikystės. Ir šiaip laisvai laikį, kad karts nuo karto pažygiuoju. Ir nektų gerų vietų gali pamatyti, kur neprivažiuojus ir neprieis, tai visai kaip gerai idėja skamba. Bet žygiavom da būtų visai nebloga šiaip ir miškį kažko galvoj padaryti. Daug gal miškai prigalvoti, kaip praleisti naktį, pavyzdžiui, kaip būstinį susirinkti, kaip tinkamai įsikurti. Visokius tokius idėjų šauna. Taip įdomia visai būtų žiema. Žiema gali daug prigalvoti, nors ir labai sudėtinga atrodo. Nors ir šalta, bet manau visai poetų žiema. Tai aš nežinau, čia su laiku matytumėm, kaip sektus. Būtų nebloga įkelti. Nebūtina, kad kažkas kits pamatytų, bet žinai, dėl savęs visai įdomu kažkur turėti, jeigu kažkam įdomu, kad kits pamatytų. Būtų teik, dėkui, kad žiūrėjot, dėkui už jūsų laiką ir aš nežinau, tikriausiai susimatysim kitam video. Nežinau, kada išės, bet kažko sugalvosim ir reikia tikėtis, kad vis bus gerai.